Ar tau tenka sulaukti negatyvo socialiniuose tinkluose? Jeigu taip, tuomet paklausyk šitą video ir išgirsk vieną būdą, kaip tą heitą apeiti. O kad būtų aiškiau, kaip tą dalyką padaryti, tai parodysiu pavyzdį iš savo asmeninės paskyros ir jos viršų pamatysite vieną komentarą, kuris tikrai nebuvo pats pozityviausias. Taigi man rašo, o ką tu vartoji, kad toks priplekęs? Truputis konteksto, tai šitas komentaras buvo paliktas po mano įrašo, kuriame aš pasakoju apie tai, kaip tam tikri psichiatriniai vaistai gali sukelti tam tikrus nemalonius simptomus. Ir kai pamačiau šitą komentarą, kažkaip nepatogu pasidarė, viduj kažkiek truputį pykčio buvo, bet ne per daugiausiai, aišku, nemalonu buvo. Tada, aišku, mano ir pas jūs tokios mintis būna, gal čia reikia kažką atrašyti, kažką jam pasakyti. Ir tuomet galvoju, ką man to reikia kažkokiam žmogui rašyti, jo negatyvų. Ir dabar pateiksiu pavyzdį, kurį jūs irgi galite panaudoti, kai susidurite su heitu internete. Viskas yra labai paprasta ir aišku. Įsivaizduok, tu kažkur eini mieste, eini ir kažkoks kvapas labai smirdantis. Ir tu pažiūri, kad šalia tavęs iš dešinės yra kažkoks smirdantis konteineris. Ir tu juk nepradedi pykti, kad tas konteineris smirda, kad ten nuo jo šūdais neša ir panašiai. Tu tiesiog ką padarai? Tu tiesiog nusisuki ir toliau eini savo reikalais. Tad va toks trumpas video, be jokių ten editų, be jokių įrašų, be jokių ten grafikų. Norisi tiesiog pažiūrėti, ar jums patinka toks turinys, kur tiesiog aš paprastai kalbu, be kažkokio didelio daug pasiruošimo, be didelio edito. Ir tikiuosi toks turinys visai gerai sueis.